Ordinariškai iš nepartinio demokratinio judėjimo. Susirinkom čia iš įvairiausių mes Lietuvos vietų, daugiausia matomai, paskui žiūrėsim, kas iš kur, iš Klaipėdos rajono, girdėjau iš Mažeikių, yra iš Panevėžio, gal ir iš toliau, negaliu pasakyti, mes paskui prisistatysim. Tiesiog kokiu tikslu ir ką mes čia susirinkom, metė visus darbus, visus savo kasdienius rūpesčius, o susirinkom gelbėt Lietuvą. Gelbėt Lietuvą, turbūt girdėjot ir gaunat visą informaciją ir per Facebookus, ir per mailus, kad reikia rengti referendumą dėl žemės pardavimo. Tai yra, tauta, kuri konstitucijoje yra numatyta kaip suverenas, kaip aukščiausia valdžia, absoliučiai yra kuo toliau, tuo daugiau eliminuojama. Dėl žemės, jau sakiau, mes negalim leisti, kad už makulatūrą būtų išparduota tėvynė. Tiesiog yra Afrikos patirtis, Lotynų Amerikos patirtis, kada atvažiuoja su čia mažiniukų pinigų ir nuperka teritoriją. Pavyzdžiui, Hondūraso viena kompanija United Fruit valdo 95% visos valstybės dirbamos žemės. Jie valdo, aišku, ir valstybę, ką jie nori, tą daro, ką nori pastato į valdžią, ką nenori išmesti. Akivaizdu, kad iš mūsų nori padaryti tokius klajojančius vartotojus, klajoklius, kur mes padirbam, ten užsidirbam pavalgymui, nuvažiuosim į kitą valstybę, užsidirbsim pavalgymui, o čia kažkas atvažiuosim į Lietuvą, ten patarnausim kokioj latafundijoje, ten rapsus nuiminėjant ar kokius dar genetiškai modifikuotus ir važiuosim toliau. O tokie, kaip tie mankurdai kažkokie, kurie sunku pavadinti žmonės, nes žmogus turi turėti tėvynę, turi turėti pagrindą po kojom šaknis. Iš mūsų nori tą visą atimti ir mes būtinai turim tam pasipriešinti. Tie žmonės jau kartuot nereikia, jau susirinko, supranta tą dalyką. Žmonės, mūsų protėviai kraują liejo už tą žemę, išsaugojo mums tą žemę ir dabar paimti už kažkokią makulatūrą, už blizgučius kažkokius parduot, išleisim tuos blizgučius, jie nuvertės ten, kas ten bus. Krizės sąlygom. Tas doleris gali bet kokiu momentu pavirsti, jo vertė už tą popieriaus vertę mažesnė būti. Ir mes neturėsim žemės. Supraskim vieną dalyką, tokį paprastą. Kad mes grįžtam prie to, kas paprasta. O ten pasakyta, kad gera pradžia pusė darbo. Ir rugpjūčio 24 dieną, kai Kaune Sporto halėje kviečiamas žemės gynėjų suvažiavimas, Sporto halė turi būti pilna. Negali būti ten nei musei vietos. Ir todėl labai noriu paprašyti, va taip grįždama prie paprasčiausio buitinio dalyko. Sugebėkim iš didžiųjų miestų pajudėti ne po vieną autobusą, pasikvieskim visus, kas supranta, kad tai yra svarbu. 23 yra Baltijos kelio diena, 24 gandro išskridimo diena. Padarykim viską šitam, paaukokim dalį savęs, šeimos, visko, kad gandrai galėtų sugrįžti kitą pavasarį dar į lietuvišką žemę. Labai ačiū. Jeigu turėsit klausimų, labai prašau, taip klauskit. Kiek sugebėsim su Elona išaiškinsim. Ačiū. Ir buvo ta Europos sutartis išversta. Nieko mes nežinome. Mes tik dabar pradedam skaityti konstituciją ir susigaudyti. Bet esmė yra ta, kad jeigu kokį kitą klausimą mes dar turim galimybę atidėti, tai dėl žemės yra viskas. Ir dabar seimūnai kaip ir gerą dalyką daro ten rinkdami tuos parašus, o aš pasakysiu Šliužo nuomonę, jisai kelias dienas sėdėjo susiėmęs už galvos ir laikė tai provokacija. Kadangi dabar yra inteligentų, kurie sako, o tai ko jūs norit? Seimas rūpinasi tuo klausimu ir Seimas viską išsprendžia. Ir netikėkit Seimu. Netikėkit. Televizorių netikėkit. Ne, tai aš pasakysiu dar paprastą tokį dalyką. Tikrai nenorėdama įžeisti nieko, bet Pranciškus sakė, jau įtikinėti tuos, kurie sako, kad čia nieko nebus. Nebėra. Kad čia nepasiseks, laiko nebėra. Ir gaišti tam mes iš tikrųjų neturim laiko. Mano nesikišimus į politiką, mano vaikams, kiekvienam 15 ir dar kainuos ateitį. Aš primetu tai, kad man ir pigiau eiti kažką daryti, negu nesikišti.
išvažiavę į kažkokią, aš jums galiu pasakyti vieną dalyką, vienintelis šansas, kas gali Lietuvai šiandien prikelti užsieniečiai, jūs niekada nelaimėsit, mes niekada nelaimėsim ir pinigus. Vienintelis, kas gali, ir jums turbūt dabar, Pranciškus antrą karvę parduos, ar čia ir klausimas, antrą karvę, trečią karvę, reikia iš tikrųjų, nekad silpnus, tu nelaimėsi prieš stiprių ir didelį. Tu turi kažką turėti, arba tą dvasinį potencialą, sakykime, arba prieš mumis ir metams visokios psichologinės metodikos, pačios naujausios, niekas to neaiškina žmonėms, kaip tas veikia, kaip tas vyks. Mes matom pasiekmes. Tas pats jaunims, švietimo sistemos sugriauti, jūs pažiūrėkit, kodėl elitinės visos vakarų mokyklos nėra testinio atsakymų. Kodėl Lietuva yra? Todėl, kad nereik mąstančių žmonių. Nereik. Turi iš 3 punktų pasirinkti vieną teisingą, o gal nėra teisingų. O jeigu aš, pavyzdžiui, išpeščiau tą teoriją, kažkaip kitaip, pastyčiau, viską ir nubraukau. Absoliučiai. Ir paskui mes stebėmės, kodėl jaunims yra politiškai. O todėl paprasta. Ir sistemingai visas tas daroma. O aš nežinau, aš tą matau. Todėl kažkaip nesinorėt tylėti. Ir iš tikrųjų yra, čia visi šnekėjo labai švelniai visą kitą, bet iš tikrųjų reikia kalbėti faktais ir yra žymiai blogiau negu kad šiaip atrodo. Ir jau dabar reikia mažiau tuščiažodžiauti, bet veikti. Reikia veikti ir veikti. Mes kiekvieną savaitgalį dalinam skrajutes ir ruošiam žmonės referendumui. Kviečiam į Facebooką, jungiam į visas grupės, kad žmonės dalintųsi informaciją. Lengviausia yra su žmonėm kalbėti paprasčiausia įžanga, tarkim, kad mes norime informuoti, kas dedasi ir kad jūs domėtumėtės ir kad galėtumėt, tarkim, savo poziciją išsirinkti šiuo klausimu. Buvom ir Palangoje ir iš tikrųjų daugelis žmonių žino apie labai daug dalykų. Tik reikia išjudinti. Išjudinti ir iš tikrųjų atsiranda ir jaunimo tarpe žmonių, kurie vis dėlto mąsto ir nežinau, ar auklėjimas ar kas, bet jie pradeda suvokti tas vertybės, dėl ko viskas čia yra bet yra tų, kuriems yra senai praskalautos smegenys ir jiems tie visi dalykai yra visiškai toli ir dzin. Bet aš galvoju, kad niekada nereikia galvoti ir pergyventi dėl tų, kurie negalvoja. Reikia judinti tos, kurie galvoja. Ir aš manau, kad viskas pavyks.